Prieš kelis metus apžvelgėme šį jau seno tipo Didžiosios Britanijos sauso maisto davinį. Jisai buvo išskirtinai gausus, tačiau net patys kariai sakė, kad jis turbūt pats neskaniausias pasaulyje. Tuoj pažiūrėsime, ar šis maišelis išsprendė savo pirmtako problemas. Tvirto kartono dėžutė puikiai apsaugo davinio turinį. Tačiau, kad ir kiek išmestumėm iš jos komponentų, jinai vis tiek užims tokį patį tūrį. Ir sukišti tokią gremėsdišką dėžutę į kuprinę ar kitą kelionį krepšį tikrai nėra patogu. Maišelį visada galima sulankstyti ir jis užims mažiau vietos. Lygiai taip pat mažėjant jo turiniui, jis užims mažesnį tūrį. O pati forma prisitaiko, kad būtų patogiau jį įpakuoti į kuprinę. Maišelis padarytas iš tvirto plastiko, labai panašaus į amerikietiško sausiako. Net spalva panaši. Matosi, kad jis daug kentėjo prieš patekdamas ant mūsų stalo, bet vis dar išlaiko savo sandarumą. Ant įpakavimo puikuojasi Didžiosios Britanijos vėliava, meniu numeris, pakavimo data ir davinio sudėtis, iš kurios matome, kad labai panašus davinys į senąjį. Taip pat matome elektroninio pašto adresą, kuriuo galime siųsti atsiliepimus apie šitą davinį. Daugiau informacijos ant mūsų davinio nėra. Nebeliko šiukšlių deginimo duobės naudojamos instrukcijos. Maišelio viršuje yra dabar labai populiari daviniuose rankena, kurios pagalba galime labai patogiai nešioti davinį. Matosi, kad yra tokia užspaudimo linija. Amerikietiškai, jeigu mes va taip patrauktumėm, jisai lengvai atsiskiria, aišku, neužsispaudžia, bet atsiskiria. Šis davinys dėjo net ir stipriau tempant. Matome, kad plastikas deformuojasi, bet pats užspaudimas jisai neatsidaro. Taip, kad be peilio čia nieko. Noriu tik priminti, kad su peiliu reikia elgtis labai atsargiai. Sugadiname maišelį. Žiūrėkime, kas viduje. Kaip ir senajame davinyje, labai panašus priedų rinkinukas su gal šiek tiek mažesniu maišeliu šiukšlėm. Taip, cinamoninis pyragaitis. Fortified Energy Drink Powder, gėrimas, energetinis, sezamo batonėlis, greipfrutų skonio gėrimas, čili skonio žemės riešutai. Turėtų būti skanus, bent jau atrodo gražiai. Pusryčiams turime aviečių miuslį su pienu, pietums jautienos burrito su ryžiais ir vakarieniai steak vegetable skoldūnai, biscuit brown sausainukai, antras gėrimas, šį kartą citrinų skonio, kolos skonio gėrimas, kaip ir senajame, ir aprikosų tyrelė. Žiūrime priedų rinkinuką. Iš karto į akis krenta lygiai tokios pačios kaip senajame servetėlės, antibakterinės servetėlės, dvi. Kaip Laimonas sakė, britai mėgsta kavą saldintą, net 4 pakeliai po 4 gramus cukraus, 4 kavos balikliai, kaip ir senajame, 2 pakeliai arbatos, karšto šokolado gėrimas, kaip ir senajame 2 kavos pakeliai, 3 įpakavimai kramtomos gumos, kurių kiekviename yra po 2 draže. Tai iš viso 6 kramtomos gumos draže. 6 vandens valymo tabletės. Kaip jūs manot, kas čia? Pipirai ar druska? Neatspėjot. Čia yra čili padažas. Nei pipirų, nei druskos, nei kitų prieskonių nėra. Bet užtat yra žymusis sporkas. Šaukštas šakutė. Iš tikro labai patvarus, labai smagiai iš ir lankstosi, bet ir tvirtas. Nu, aišku, kiek šakutė, nežinia. Kaip jau bandyti, lygiai tokie patys, lygiai tokiame pačiame įpakavime laukinės gamtos degtukai, kurie nebijo drėgmės. Aišku, įpakavimas tai nepasikeitė ir vieną kartą panaudojus, neaišku, kaip jo sudėti atgal. Ir maišelis. Šiek tiek mažesnis,
susidėti tam, ko mes nesuvalgėme, arba šiukšlėms. Šiaip davinys labai panašus. Tokios pačios servetėlės, tiek pat kavos, tiek pat arbatos, tiek pat cukraus, baliklių, nėra saldainių. Svarbiausias klausimas yra pagrindinių patiekalų skonis. Ar jis pagerėjo nuo praeito karto? Pagrindinio patiekalo šildymo būdas 7-8 minutės verdančiame vandenyje. Nieko naujo, nieko išmanaus, lygiai taip pat kaip lietuviškam, olandiškam ar senajam britiškam davinyje. Tikėkime, kad skonis bus geresnis. Kolos gėrimas tai visai neblogas. Negazuota, bet labai panašu kaip kola. Būtų kokia nors dar viskio pridėta, irgi užpilama, būtų iš vis neblogai. Nors gal čia energy drink ir yra viskis, kas gali žinau. Paskanaujam riešutų, kol šyla patiekalas. Labai patogiai atsiplėšia. Nu, nelabai jie čia čilė. Tikėjausi, kad bus aštresnė. Nėra šokolado jokio. Vienintelis batonėlis, kuris yra, tai sezamo. Šiaip atidarom sausainukus. Pažiūrim, jie saldus, o tokie kaip duonytė. Ne. Tokie nekieti, trapus, avižiniai sausainukai. Duonelės pakaitalas. Šiaip labai geras sprendimas. Tik tai sausinukai matosi susitraiškė labai. Būtų buvę dėžutėj, turbūt taip nesusitraiškytų. Bet čia tokia neutrali kaip duonelė. Na ką, 10 minučių palaikėme verdančiame vandenyje. Iš išorės tikrai karštas yra. Ne pats patogiausias šildymo būdas, bet sako, kad kiekvienam britiškam tanke yra po arbatinuką, nesgi britai negali gyventi be kavos. Tai toks šildymo būdas jiems nėra problema. Atsiplėšė, ne visai kokybiškai, bet atsiplėšė. Įmam sporką. Kaip karštą laikyti, be pirštinių nepalaikysi. Oi, labai aštru. Jis toks aštrus, kad galima būtų valgyti ir šaldytą. Atrodytų, kad karštas. Beef burrito, spiced, minced. Dega burna. Bet skanu. Nėra to prieskanio, kuris buvo senajame. Tikrai valgomas. Ragaujam koldūnus. Siaubė. Kvepia neblogai, atrodo tai neypatingai. Skonis geresnis negu atrodo. Ir vienareikšmiškai geriau negu senajam britų sausajam davinyje. Abudu patiekalai yra valgomi ir neturi bjauraus prieskonio, kaip prieš tai. Pažiūrėkime dar cinamoninį pyragaitį. Oho. Sunkiai, labai panašus į pakavimas bent jau į ispanišką apelsinų pyragėlį iš olandiško sausiako. Kvapas irgi labai geras. Nepralenkia ispaniško apelsinų pyragaičio, bet tikrai netoli. Labai skanu. Iš esmės, senasis Didžiosios Britanijos sauso maisto davinys buvo visai neblogai sukomplektuotas ir gynybos ministerija atliko tikrai neblogą darbą jį atnaujindama. Jie pakeitė tik tai, ką reikėjo pakeisti. Patogesnis įpakavimas ir pagrindinių patiekalų skonis. Matyt, ši senajam davinyje randama atsiliepimų forma suveikė ir ministerija išgirdo savo karius. Ačiū, kad žiūrėjote šį epizodą, o jeigu nepaspausite nykščio į viršų, aš suvalgysiu jūsų pietus. Iki pasimatymo.